Visas, va. Šviežias. Tik įėjusios, ne? Graži stintelė. Labas vakaras. Ką nusprendėm varyti, pabandyti stintų pagaudyti. Mažai gaunam informacijos, kas kur ką gaudo. Kalbant apie stintas, tai daug žmonių man rašo, klausia, ar kimba ta stinta, nekimba, kokia situacija. Artėja šventės, visi nori pasigauti kalėdom stintų. Tai nusprendėm nuplaukti, papilmuoti, kokią situaciją. Lauksime Kuršių marias, prie Malkos įlankos pabandysim. Žodžiu, oras žiauriai baisus. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis. Lietus lyja, vėjas didelis. Hebra sako, kad turėtų būti stintos pripūtė. Tai va, tai nufilmuosim, nemėsiu, pasitengsiu šiandieną sukurti tą video. Pagausim, nepagausim, bet suteiksim tikrą info, kaip yra iš tikrųjų. Tai va, o oras tai načert žiauras. Žiaurus oras. Vos praplaukėm per tiltą. Po tiltų tiksliau vos pralindom. Tai va. Ką, gerai, draugai. Mes plaukiam ir pasižiūrėsim, kokia ta situacija. Na, va, atplaukėme Malkų įlanką, pažiūrėti, kas gero. Tai va, kažką tai piešia, greičiausiai stinta. Na va, bičiuliai, pirma stinta yra. Ilgai laukta, bet pirma yra. O, antra stintelė. Aš dar net neusimečiau, dar meškerės. Kokia vežėlė, Lietuvos vėliava. Super. Einu ir aš greičiau dėti porcijas ir bandyti gaudyti. Atvarėm iš karto kol meškerės Vinėvaus. Vienas kolega ištraukė 4 stintas, kitas 1. Tai sumetėm dabar ir все, baigė skibimai. Biškį pakeitėm vietą, nes ten didelis vėjas. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Bet faktas tas, kad jau šioks toks rezultatas įraš. O, traukė. Gera? Pabėgo?
Jo, gylis tas pats. Yra Kęstai. Keturi jau kažką gero palinkėjo. Man 4 žmonės šiandien sėkmės palinkėjo. Ne, bet prikolas yra, kai stavim išvarau, man visada sunkiau sekas. Nėra nuo ko atsipalaiduoti. Ką? O. Nežinau, man eina kur gylio pagal, kas yra, aš nesuprantu. Kęstai, kokio gylio? Na, kokio gylio? Davai. Apsukimai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerai, dar 5 žinoti. Все, 6 apsukimai žiūrėsim. Žiūrėk, Vitalijus, automobilis, vat, taip pat, ne? Viskas. Šiek giliau. Da? Ne, normaliai stovi. Tai krovės nėra, tai jo, tai nėra. Krovė yra, tai kaip įkrautas. Kalėdus atėjo. O, pagaliau. Pagaliau ir aš ištraukiau. Svarbu. Ištraukiau, Kęstai. Na, kaip čia matysis. Tokio grožio stintelė. Praeitais metais, blėt, augiau ant kalėdų stintas, vienos balkas ten, blėt. Pasiėmiau gerą indą. Čia nežinau, 40 litrų tažikas. Tai kol pilno neprigaudysiu, namo nevažiuosiu. O, Kęstas. Čia turėjau su 2 rankom laikyti. Su 2 rankom čia turėjau tokį gražiai. Super. Nu, parodai, ką čia turi. Nu, kažkas taigi gaudo. Visas, va. Šviežias. Tik įėjusios, ne?
Graži stintelė. Na, maladė, šaunalė. Jūs vyrai gaudykit. Aš pažiūrėsiu, kaip jums čia sekas. Ką reikia pabandyti? Pasikeis sistemėlę. Šių kelintą ištraukia ant Lietuvos vėliavos. Reikia spigint. Tokius rimtus prožektorius parsisinčiau. Su 100 ledų. Tai tuoj pabandysim spigint sistemą. Kiek gaudau stintos, geresnio daikto nebuvau matęs. Žinau, tais mažais prožektoriukais tenai žaidė. Ant čia va paspaudė, iš karto gali naudoti prožeką pasišviesti. Žodžiu, matot, kaip čia. Žiauriai, короче, rodo. O, iš tikrųjų, stintos rodo. 100% čia stinta. Palei patį va viršų. Tai vieną kitą patampo, bet stebuklo nėra. Nenoriu maitintis, kaip sakant. Kimba? Jo, opa. Vitalijus traukia. Rodi, ką turi. O, ir vėl ant tos. Reikia man tą sistemą dėtis. Gražiai stinta. Gražiai. Valgoma. Nežinau, reiškia, tu... Kas buvo Kestai? Reikia gilį pasigauti, nes blemba, jeigu gilio nepasigauni, nieko nėra. Nepakirto. Susitvarkyti gilį visų pirma, nes nepagausi gilį, nieko nepagausi. Ne, irgi švyra. Kokia? Jūrinė irgi švyra. Jo, visą mėlyną. Žinau, per kamerą matos, ne? Kodėl sakom, ar vietinė užsilaikius, ar ne? Matos, tokia mėlynesnė ta stinta. Tos, kurios ilgiau pabūna, tai jau jos būna, kaip čia tas spalvai vardinti, tokios rudesnės palieka. O tos, kurios tik atėjusios, tai... Melsvumą. Jo, tokia melsvumą eina. Nu, kas gaudot, aš manau, kad tikrai esat pastebėję šitą reikalą. Tai va, apišėlė tokia. Gražiai išėmam, bet nepaleidžiam. Bet gal greit reikės paleisti, nes mūsų visos tos asociacijos gali greit ir uždrausti ir stintą gaudyti. Ne tik lašišas ar kitas žuvis, kaip mėgsta, bet kažkada ateis, manau, laikas ir stintam, aišku, nesinorėtų. Gal, manau, proto užteks čia visiems, kad neuždrausti. Nes vėlgi pradės sakyti, kad čia su riebaliniu peleku. Žiūrėk, Vitaliu, nu jo, yra tas tipo pelekas. Sakyk, su riebaliniu peleku reikia paleisti stintą, o be riebalinio pasimti. Oras baisus, lyja, vėjas. Baisu, tai užeina, kimba, vieną kitą užeina, nekimba. Bet esmė tame, kad jau šiek tiek jau pririnkom. Ten... Kur čia pas mūsų laimikiai? Sargykės tokiai. Darom stebuklingą kibirą. Čia yra jau kiek? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vienet. 9, ne 10, 9. Tai va vienu. Čia yra tų stintelių, pagavo kitas. Tai va, vieną kitą kabaliuoja, tik va tas oras toksai. Žiauriai nekoks, kaip sakant.
Nu nieko, proga išbandyti kombinzonus žieminius, bet va, jau viskas jau permirkė, bet kaip sakant, kentėsim, žiūrėsim, kiek čia būsim, gal iki 1 valandos, iki kiek, bet pasėdėti reikia, pažiūrėti. Yra viena vieta, kur visada realiai gaudom, bet ten žiauriai didelis vėjas. Tai vėjai nurimus, manau, kad tenais jau būtų, žinai, geriau. Nu, Kestas traukia ir traukia. Mes po 2 meškerės gaudom visi žmogų su viena ir tą savo stebuklingą kibirą vis metą. Opa, 10. Jau spėjau paskaičiuoti. Tai man kibimas ant tos. Nieko. Baisus oras, tai jeigu matos per kamerą, tai komforto visiškai nulis. Žiauru. Dabar tik visi šiltai sėdė, o čia tai toks nekomfortas ar šakis. Nu, pakeitėm vietelę, o jau numetė stintą. Tik atvarėm kolega 2 stintas. Kirtau aš nieko. Bet faktas tas, kad čia jau geriau. Va, kimba. Opa, yra, turim. Va. Turim, nufilmavom visą kibimą. Ir ant kitos jau po biškutį pradeda. Kažką tai judina. Paėmė tokią višelę. Žodžiu, super. O, kaip sakiau, ir ant kitos. Opa, blizgutė. O, čia tai blizgutė. Maropėtka, kaip jinai vadinas. Super. Atplaukė draugės. Labas vakaras. Nenori nesveikink. Tai va, visos 3. Į nebijo nieko. Galvoju, kad jam duodi kažkai. Va tokia va. Pavyko ištraukti. Didelė stinta. Pagaliau normaliai užsinkaravom. Didelis vėjas neįmanoma. Žiauriai čia. Daugiau, kaip sakant, inkaruojamės, negu žvejojam. Nu ką, kebrytė, pirmas duplis. Vienas ant tos ir vienas. Na vėl ta pati blizgutė. Maropėtka. Įmesiu nuorodą. Tų blizgučių iš tikrųjų šiaip tai visai nieko. Žiūrėk, to jau ant kitos jau tau kimba. Nu ką, viskas, baiginėjom žvejybą. Vėl pareina lietus, sniegas. Sudėjom, nėra. Sudėjom viską, ką mes šiandien pagavom. Tai va tiek stintų pavyko pagauti per 3 žmonės. Bet bandysim, manau, dar rytoj. Tai kaip sakant, šventėm prisirinksim po vieną kitą stintelę. Va dar gyvos. Šokinėja.
Tai va, chebrytė. Vieną kitą stintą jau galim pagauti ir marėse. Nežinia ar ilgai, ar kaip čia bus. Tai viskas. Važiuosim namo. Ir manau iki rytojaus. Na, sveiki bičiuliai, viskas jau grįžtam pagaliau jau į savo uostelį. Matėt, kaip mums šiandien sekės. Tikslas mano pasiektas, kaip sakant. Pavyko pagauti bent jau keletą stintų, parodyti jums, ar kimba, nekimba ta stinta. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjot. Kam patiko video, prašau paspausti patinka ant šio įrašo. Pagaliau prenumeruoti mūsų kanalą, nes su stintų tema, jeigu jos bus aiškus, bus daugiau video, matysit visą tikslingą informaciją. Tai ką, draugai, viskas, ate, iki sekančio video.